Pirmoje dalyje kalbinome ir susipažinome su Matu Stebuliausku bei pradėjome pažindinti su Ernesta Kareckaitė. Šiandien mūsų laukia tęsinys, dar įdomesnių pokalbių, dar atviresnių detalių ir istorijų, kurių niekur kitur negirdėjote. Kaip Ernesta įspūdžiai už vairo? Gerai, man labai patinka, jaučiu, kad vairuoju 7 BMW, bet naujesnį, bet tiesiog šitą mašiną prilipus man gerai ir jo, aš tikrai... O esi kokią kitą turėjus, ar nuo to ir startavai? Pačią pirmą, man atrodo, buvo 6, gal Passatą turėjau, tada turėjau Pitaką BMW, Batmaną ir tada po Batmano ilgai neturėjau mašinos savo ir tada pasiėmiau jau tavo 7 BMW. Geras. Ta senesnį ir paskui jau šitas ir dabar jau. Ir, žodžiu, tai kaip sakoma, pratestavai ir kitus ir ja, bet... O nėra to, kad man bent jau taip faina pavažinėti su naujesnė mašina, bet man čia per daug tų telikų, per daug visko vyksta ir man tiesiog nori to old school. Tau nėra šito, ar tau fainai tos visos patogumai ir... Iš tikrųjų geras klausimas, iš pat pradžio atrodo, kad viskas gerai, bet, reikia priprasti prie to, man irgi dabar atsisėdus atrodo, kad žiauriai daug kompų. Daug visokių svirtelių ir lempučių. Jo, tai prie tų durelių irgi, kada atsidaro ten pačius ir visą, žodžiu. Pas mane, žinai, ten irgi pačia net jokių parktronikų nieko nėra, tai atrodo, kad man čia tos 15 kamerų filmuoja iš visų pusių, atrodo, Jėzau, ar man to reikia? Bet iš tikrųjų, kai, pavyzdžiui, parkuojas ir tas 3 kamera yra, tai yra žiauriai patogu, nes taip, žymiai patogiau rezultate. Jo, bet reikia priprasti tikrai. Iš pat pradžio atrodo, kad tau padeda, bet nepadeda visai. O paskui jau pripranti ir tada gerai būna. Taip. Ten visokie tie, žinai, kur į liniją tave sugrąžina lenkiant, jau irgi turi pažaboti tos dalykus, kad ten netyčia tą mašiną už tave neprivairuotų. Jo. Taip. Grįžtam truputį prie tavo karjeros, prie kovų sporto. Ko teko gyvenime taip apčiuopiamai atsisakyti, kad nebūtinai ar gailėsi to ar ne, turbūt nieko galų gale nesigili, nes sąmoningai rinkais tokį kelią, bet ko atsisakėjai, taip jau palyginus su bendramžiais, su kuo nesusiduri? Tai iš tikrųjų ekskursijose, jeigu taip nuo pat vaikystės aš realiai ir pasinėriau į sportus, tai su klase buvau išvažiavus 1 kartą į ekskursiją per visus metus, kiek buvau. Į draugų gimtadienius gal 2 kartus buvau buvus, visokios ten gimtadieniai, šventės, ten šeimos, giminės, ten irgi keli kartai. Tarsi, viską praleidus, visur visada varžybos. Gal iš pradžių kažkiek būdavo įsižeidusi, bet labai natūraliai ta aplinka atsirenka, turbūt, kai mato, kad yra tavo sąmoningas kelias pasirinktas ir žinai, belieka palaikyti ir supranta, kad... Pačioj pradžioj, kai buvau mažesnė, tai realiai neturėjau aš draugų, turėjau tik tai ten 1 ar kelis, kurie suprasdavo, kad tiesiog man sportas yra viskas ir nesvarbu, kas vyks aplink, aš vis tiek pasirinktų su sportą, treniruotę ar varžybos, nesvarbu, bet tiesiog pasirinksiu tą. Vėliau mokyklai lygiai tas pats buvo, kad irgi labai daug klasiokai suprasdavo, bernai. Panas nesuprasdavo ir tiesiog taip gavosi, kad aš su bernais pradėdavau toliau bendrauti, man jie kažkaip būdavo visą laiką artimesni. Ir paskui, kai jau buvau 11-12 klasiai, tai aš labai daug pamokų praleisdavau dėl sporto. Ta prasme, man būdavo taip, kad treniruotė 10, aš išvarau iš pamokų, paskui grįžtu, žodžiu, ir man visi sakydavo, kaip tu nelankai mokyklos mokytojai, irgi užsisėsdavo. Kad net ir prastesnius pažymius tau rašydavo mokytojai. Parodyti savo, žinai, dominės mokyklos srityje. Ir ką, aš sakydavau, kad kodėl taip daro, tai ir sakydavo, kad tu nelankai pamokų, čia sakau, bet aš rašiau jums darbas, viską atsiskaitau laiku, niekada nebūna taip, kad aš ten numetu viską iš šono. Ir sakydavo, tu iš sporto neišgyvensi, čia žodžiu. Tikiuosi, jie skaito dienraščius. Ir dabar buvau sutikus, tai ką, jie džiaugiasi ir tiesiog supranta, kad... Žinai, kaip yra tie paveiksliukai tokie, kur kai eini per tą kelią, tas palaikymas vienas žmogus sėdė, o kai jau kažką pasieki, tada jau palaikymo tribūnas jau 100 ten jau užsireikia. Per visą laiką tai būna ir kažkaip... Bet žinai, dabar pagalvojus, tai čia ta pati tema pasiliečia, kai tu sakydavai, kad tu gyvensi iš sporto ir tu žinai, kad pasieksi ir viskas bus gerai, tai čia irgi lygiai tas pats, tu galvoji, užsibrėži savo linijas turėdavai. Ir tu ir pasieksi, todėl, kad tu taip galvoji, žinai, žmogus, kuris save jau nuteikė dar prieš kažką darant, jis jau neturi šansų. Tiesiog, kaip sako, atsargiai svajok, nes svajonės pildosi, tai ką susigalvosi, tą turėsi, tik tai nuo tavęs priklauso viskas.
turi saugoti savo kūną kaip darbo įrankį. Ta prasme, tu neturi vietos traumai iš nesporto, nu, taip aišku, ir iš sporto traumai neturi vietos, bet žinai, tau per daug kainuoja, nežinau, ten turbūt su riedlente, nežinau, ar mokintumės važiuoti kitą savaitę nuo nulio be apsaugų ir iškart nuo didžiausios rampos. Ar yra tokių veiklų, kurias sąmoningai užstabdai, kad, nu, vis tiek labai turi save saugoti iš tos senos pusės? Tai kuris pirmas šovis į galvą, tai yra slidinėjimas. Manęs Jo. visi klausia, gal norėtum žiemą, tipo, paslidinėti, išmokti. Ar norėtum yra vienas klausimas, ar gali savo tai leisti? Jo, ar norėtum išmokti ir panašiai. Ir aš vis laik sakau, ne, nes aš bijau tiesiog susitraumuoti. Aš nenoriu tiesiog. Taip. Norėčiau pabandyti, bet ar galiu ir savo leisčiau, tikrai ne. Juokinga iš tavo lūpų girdėti frazę bijau susitraumuoti, žinant tavo pasirinktą. Nes kažkaip aš visą laiką, tipo, kažkas grįžta į slidinėjimą, tai plyšo keliai, plyšo jo, kažkuria galūnę pametė. Jo, tai va, aš šito nenoriu ir aš pristabdau save ties šitais dalykais. O šiaip vat, apie savo sporto žalą kūnui kažkiek galvoji apie tai ir kažkokias pasiekmes ateityje, ar gan jauties valdanti šitą dalyką? Tai nuo traumų niekada neapsisaugosi, tiesiog turi labai balansuoti ties poilsiu ir sportu, kada turi klausyti kūno, ką jis tau sako, nes jeigu pavėluoji, tai va, ir tada atsiranda tos traumos. Bet va, čia aš nesu ekspertė ties šitu, tai mane kontroliuoja treneris ir jisai, va, kaip ir sakiau, kiaurai mato, tai jisai mato, kada aš jau esu pavargusi ir kada mane reikia stabdyti. Ir pasitikiai visiškai jo. Taip, jo. taip, nes, aš savęs, aš nemoku šito dalyko, man Taip, vis tiek turbūt galva laimi prieš kūną tam sprendime, o tavo galva yra labai atsidavusi ir siekianti ir gali kartais kūnas nepaeiti iš paskos tavo galvos užmojams. Tikrai taip ir aš tada gaunasi, kad per daug persistengiu, tai va treneris mane ir stabdo ir tada aš galiu pailsėti ir vėl. Ir dar kokybiškiau sugrįžti į to, ko reikia. Būtent, nes viena diena yra tikrai geriau, nei tu iškrisi mėnesio ir kiek. Taip, labai teisingai laiku sustoti yra dar svarbiau turbūt negu persi. Tikrai taip. Kaip tau vairuojasi, kaip tu ten sėdasi? Labai gerai. Plaukiame keliu tiesiog. Labai fainai, iš tikrųjų fainai, kad čia yra ta kamera, kuri rodo prieš save. Viską rodo. Nėra kameros, dar mašinai 15 kamerų prikabinti, kada prasmečiau, nebėra ko nematom. Gana keistas dalykas, bet įdomu, nes tu važiuoji visą laiką vis tiek matai toks. Gerai, dabar tokį dar mini žaidimą įterpsim į visą šitą mūsų kelionę. Tai žaisim Fuck, Marry, Kill Bet su mašinom ir tai skambės taip: trasoj gatvėje Sąvartyne. Tai su kuria lėktum į trasą, su kuria važinėtum gatvėje komforte ir ką vežtum į Sąvartyną. Tai pirma trijulė bus tokia. Bus įdomu palyginti atsakymus, kitų klausimų to paties. Tai Gelikas, BMW M5 ir Porsche 911, va tokie trys. Tai trasą su Porsche večiau, tada su M5 gatvę, o į Sąvartyną Geliką jaučiu. Yra priežastis, kodėl Gelikas važiuoja metalo laužant? Dėl to, kad man kažkaip, aš patys, mane vežė, man patiko, bet ta mašina man tokia kaip aš, gal troleibuse jaučiausi. Šiaip yra to, čia yra, jinai naudojama, vos ne karo pramonė buvo originaliai, žinai, ir ne veltui, jinai tas kubas važiuojantis gatvė, tiesiog ten nėra tikrai kažkokia, kai tu vertini komfortą, tai aš tikiu, kad tikrai tam savo BMW, aišku, jis irgi ten kriokė drąsas. Mažiukas jo, bet tas Gelikas, man atrodo, jinai tokia, dėžutė tą mašiną mane vežioje, bet tu atsisėdi, gale realiai vietos nėra jau, ten tik tai daiktai, tada tu važiuoji aukštai, viskas gerai, bet tu nesijauti taip kaip džipė. Kažkaip, nežinau, man toks kitokia ta mašina. Fainos įžvalgos ir dar plus esi važiavus, tai, kaip sakoma, tavo nuomonė visiškai valid. Ir antra trijulė bus tokia: Audi Bulto, tai čia Audi 80, trečias Golfas ir Passatas, kurio irgi esi susidūrus. Kaip tau šit trijulė? Tai jaučiu trečią Golfą, tai Sąvartyną jaučiu mėšiu. Su Bulka trasoj gal būtų sunku, tai jaučiu į gatvę, gal kad plauktis iškyriau. Ir tada jaučiu... Su Passatu, kaip sakoma, išmaudyt kažkokį Porsche. Tai pabandyti vis tiek, ten priekis varomas. Tai gal žinok, yra video, kur važiuoja žmonės su pačiom kiečiausiam mašinom ir jos vis tiek lenkia vienas vienintelis Passatas.
Nu tai va, turbūt tai parinkai. Ir trečia trijulė, tokia, paėmėm elektrinį Mustangą, čia tiesiog įsivaizdavimai, Tesla Model S įsivaizduokim, tą sportiškesnė, ir Sparkas gal teko vairuoti kažkada. Ta Sparka gerai laužy, tą mažiukai laužyną. Taip. Ir dabar galvoju ties tom dviem. Nežinau, man Tesla nelabai patinka kaip mašina, aš jos nepirkčiau, nesirinkčiau ir visame kame tai... Tai galim ją trasai pralikti tokiam. Jo, ir tada Mustangą, oi, kaip čia, pavojingai. Ir tada Mustangą turbūt į gatvę pasimčiau. Labai logiška ir suprantama. Tu vis tiek kovoji dažniausiai, pavadinsiu taip, priešo teritorijoje. Lietuvoje tikrai mažai. Ar yra tekę kovoti su tokiu gyvu dideliu palaikymu, ar jo būna užsienį vis tiek apart komandos, ar ne per daug teko patirti šitų situacijų, kur turi kažkokį milžinišką užnugarį ir kaip tave tai paveiktų, ar paveikia, ar kaip tik kažkaip užmotyvuoja dar papildomai, ar tas atsakomybės našta didėja? Iš tikrųjų, tai Lietuvoje buvau pirmą savo kelias kovas kovojau Lietuvoje, tai jaučiau tą palaikymą, bet man patinka iššūkiai ir man patinka, kada aš esu prieš teritorijų, man patinka save įrodinėti ir man nėra taip... Dar labiau toks pažadina tą biškį žvėrę, ne? Ir man nėra taip, kad aš tiesiog labai norėčiau, vis tiek kažkaip, kai eini prieš savo žmonės kovoti, tu kartais net jauti dar didesnę atsakomybę nei būdamas priešų teritorijų, kada turi atlaikyti tą tokį gruzą jų. Taip. Tai man... Gal net biškį toks underdogas būni ir tu toks... Jo, visą laiką realiai underdogas būni dėl to, kad visi galvoja, kad tu atėjai iš kitur, tai jau viskas mes palaikysim savo ir ties to baigsis. Bet kažkaip tu įrodinėjai save, tu savo skūrą auginiesi ir tie tavo tokie, kaip čia pasakyti, heiteriai, kurie būna, atėjus tau į kovą, po kovos jau jie tampa tavo fanais. Geras. Tai kažkaip ir Prancūzijai, pavyzdžiui, kai kovojom dėl diržo, tai buvo taip, kad mes atėjom, visi palaikė tą prancūzę, bet vyko kova ir jau mano vardas skandavo, nebe jos. Tai toks, tu gali labai žaisti tom emocijom, žmonės labai tiesiog palaiko, kas jiem tuo momentu atrodo, kad labiau patinka ir tu visą laiką gali keisti jų nuomonę. Tai. Man tu tokia esi labai likeable kovotoja, žinai, atrodo, kad tikrai tokia verta pagarbos, ne dėl to, kad kiti neverti, bet kiti kartais būna tokie labai kontroversiški, žinai. Ačiū labai. Man atrodo, tave nesudėtinga mėgti ir ypač pabendravus. Tai... Ačiū labai. Vienas malonumas tave kalbinti. Ačiū. Daug vis pakalbama, žinai, ir žmonių fantazijose apie tą galimą kovą su Julija. Ar pati apie tai galvoji ir ar labiau iš tos pusės, kad, kviestų ir pakovočiau, ar norėtum visgi pabandyti rodyti savo pranašumą? Iš tikrųjų, dėl šitos kovos aš ją labai gerbiu kaip kovotoją, kaip žmogų ir aš manau, kad ta kova nereikalinga, nes nereikalinga nei vieną kelt, nei vieną nužeminti. Galbūt taip paskaičiau. Labai sutinku. Kad tiesiog... Čia žmonių smalsumui tam vėl patenkinti. Žinai, kaip prieš tai kalbėjom, kad visiems įdomu, ką darysi su pinigais tą, trečią, ketvirtą. Tai tas, kuri čia iš jūsų visgi kietesnė. Tai iš esmės, tarkim, Lietuvai gerbiant savo kovotojas net neša jokios kažkokios naudos, žinai. Tai aš taip ir manau, kad nereikėtų dėl to, kad nereikia nei vienos aukštinti, nei vienos žeminti. Ta prasme, nėra reikalinga priešinti mūsų tarpusavį. Taip, tiesa. Net, žinai, neatrastum vietos tam pykčiui, ta kova būtų tokia iš pagarbos ir ten, ką žinau, ten nepamatytume kažko ten išprotėliškai gražią technišką kovą turbūt. Jo, manau, kad tiesoje reikia palikti tiesiog pagarbą aukščiausią vieną kitai. Ir neieško dar vietų jums kažkokių traumų pridaryti ar dar kažko. Taip, manau taip. Kaip tau sekasi, pavyzdžiui, gatvėje vaikštant? Ar susilauki daug dėmesio norinčių nusifotkinti, pakalbinti? Iš tikrųjų... Ar mažai vaikštai po tas gatves? Mažokai vaikštau po tas gatves, bet tikrai būna, kad sustoja, nori nusifotkinti ir kad tiesiog susitinka kažkur ir sako, va, čia Ernesta, tu pažįsta. Tai labai smagu, iš tikrųjų man patinka tas ir aš mėgaujuosi ir visą laiką atiduodu tą gražą žmonėm, nes jie žiūri, palaiko, tai aš kažkaip noriu atbulinio ryšio. Tikrai, labai smagu.
O yra buvę, kad bando, nežinau, gal ar ten kokie išgėrę vyrukai paprovokuoti, kažką, žinai, išmušti iš vėžių, kad vos neparodį, ką moki, kažko išlaužti iš tavęs. Ne, šitą nebuvo. Bet, kaip sakoma, kaip parodytum per mažai pasirodyti. Žinai, visiems tas toks, bet visai, kai yra įdomus, toks durnas klausimas, tai kaip čia atrodytų vyras nesportuojantis, žinai, šito sporto ir jeigu prieš tai atsistotų. Ir aš žinau, by fact, kad jiem būtų labanaktis, tiesiog tai nėra jokių šansų, jiem būtų labanaktis, aš nežinau dar kaip greit, nes žmogus, kuris šito sporto neišmano, žinai, aš žinau iš artimos aplinkos žmogų, kuris nuėjo tiesiog su kelis metus sportuojančia mergina, atsistojo tiesiog per sparingus kartu į porą ir, nors nesakė, labai, labai prastai sekėsi, nors ir sportuoja tą sportą, bet tiesiog trumpesnį laiką, žinai, ir vis tiek tai, kas dedas galvoj, tai nėra apie bankę, jeigu tu jos išvengsi, kas tau už to girto dieno, žinai, 100 kilų bankės sulėtintai skraidančios ore kažkur, tai Matyti aikštelę reikia. Taip, Jo, čia būtų jokinga tokius dalykus pažiūrėti. Aš visai bandau įsivaizduoti, kaip atrodytų šiaip ten, pavyzdžiui, kokio sportuojančio labai plono, žinai, ten lengvo vaikino judesys prieš tą tokį milžiną, žinai, kuris ten mojuojasi tom savo rankom kaip rastais. Tai, ir, žinai, čia sunku išsiaiškinti ir turbūt kiekvieną kartą jinai skirtingai baigtus, priklauso, kaip kuris dar sujudėtų. Tai... Būtent dėl to ir labai įdomu, nes niekada nėra to paties judesio, to paties. Taip. Atoveiksmų, viskas visą laiką vyksta skirtingai. Tai grįžam jau prie to sporto klubo ir aš tave Ernestą kviečiu biškį atgal į aikštelę, kaip sakoma, su manimi išbėgti. Aš tikrai rankų prieš tai nekilnosiu, bet pakilnosiu pirštus per televizorių, per žaidimą pažaisim. Kaip sakoma, ta mašina masažais neapsiriboja. Gerai. Taip, žaisim pavasarišką žaidimą. Mus domina tik pavasariški simboliai. Tai reiškia, snaigės ir rudeninius lapus paliekam ir neliečiam. Ir jie kris žemyn ir reikės su pirštais, žodžiu, liesti tik tai pavasariškus dalykus. Paudinėk. Čia, Jo, sorry. Jo, tik tai snaigės palik ramybei. Gerai. Man čia, alio. Taip, ir, vieną vietą paliečiau. Cancel. Man jau nervacija. Karočią, kaip man blogai seka šį kartą, negaliu patikėti. Jeigu ateityje turėtum dukrą ir sakytų, noriu būti MMA kovotoja, let's go, žalia šviesa ar... Laimėjai. Aha, laimėjau. Bet žiūrėk, nedaug atsilikai 100 tam ir aš pagerinu savo rezultatą kažkaip. Kaip reaguotum, jeigu... Jo. Tai aš manau, kad leisčiau, tik tai pati pradžia turbūt būtų gal nuo kitų sportų, kad pradėti, kad tą bazę sustatytų. Nuo tiek kitų galvoju, nuo šokių. Kad į baseiną eitų irgi šiaip norėčiau, kad tiesiog... Tu pati, kai ruošiesi kovom, grįžti dar į baseiną, ne? Jo, baseinas apskritai, žmogus turi grįžti į savo tą tokį, kaip iš pilve buvo, taip turi grįžti į tą, kad tiesiog išmoktų, bet manau, kad kada tu pripranti irgi tą horizontali, vertikali padėtis, kada tu pripranti dirbti ne savo būsenoj, tau padeda sportuose ir apskritai tu išmoksti kvėpuoti ir panašiai. Tai tas plaukimas tikrai daug padeda ir manau, nuo mažens vaikui apskritai reikia sportuoti, kad ugdytųsi tą discipliną, kad jisai suprastų, kad apskritai pagarba ir taip toliau, kad ką reiškia treneris. Ir, aš manau, kad šitie dalykai turi žmogui būti įkūnyti, nes dabar, kaip pamatai mokyklose, kurie vaikai nieko nelanko, nieko neįeina į būrelius, niekur, ta pagarba vyresniam yra visai kitokia, tai aš manau, kad tu turi turėti tą tokį, kad vyresni žmonės, jie, ta prasme, nesutavim eina žaisti, tai kažkaip taip. Visiška tiesa. Gerai, ačiū tau labai, Ernesta. Dar išlipkim į lauką, duosim tau dovanų, turim dovanų. Ir tai labai tau ačiū už skirtą laiką, kad pasidalinai savo vidinių grožių, ne tik, žinai, galim pasidžiaugti tavo fiziniais performansais žiūrėdami, bet ir pažinti tave. Tai labai smagu. Čia tau truputį automobilio priežiūrai duosim, kadangi vis tiek prijauti. Ir čia dar turim dovanėlį ir dar padarysim biškį unboxingą marškinėlius atsiminimui šito pokalbio. Toj gali ištraukti ir išskleisti čia įsvardiniai tau. Kaip fainai. Kaip gražu. Tada! Čia ir tada čia. Kaip sakoma, vardiniai iki galo. Kaip fainai. Tai Labai ačiū. Labai tau ačiū ir labai malonu. Labai ačiū, labai malonu. Labai smagu susipažinti. Man irgi. Sveikas, Deividai. Labas. Tai
Taip, tai mūsų šiandien paskutinis svečias yra viena ryškiausių Lietuvoje Muay Thai figūrų, kuris šiame sporte jau yra apie 25 metus, jeigu neklystu, ir Tailande kovojęs, ir visur aplink pasaulį, ir praėjęs ne vieną sunkų periodą, apie kurį irgi norėsiu tai paliesti ir pakalbėti, bet vis grįžtantis į rinką, tai Deividas Danila. Ir niekur nepabėgs, dar greitų metų. Taip. Tai noriu kaip tik paminėti žiūrovam, kad klausiau Deivido dar prieš susitinkant, ar yra kažkokių temų, kurių gal jis nenori liesti, apie ką nešnekėti, tai man labai smagu, kad jis sakė, tam tie pokalbiai yra, kad atvirai šnekėtis, kažką sužinoti, atskleisti, papasakoti, tai būtent taip šiandien ir pabendrausim. Super. Tai pradėsim nuo tokios lengvesnės įžanginės temos apie automobilius. Tai mes čia esam prie tavo automobilio. Ar galėtum papasakoti, kodėl jį įsirinkai? Jau taip jis labai universalus davai suprasti, bet kas nulėmė tavo pasirinkimą tokį? Na, iš tikrųjų istorija, tai iš viso šito automobilio labai įdomi. Man niekada automobilis nebuvo kaip kažkoks tais vertingas daiktas. Man dažniausiai automobilis skirtas nuo taško A iki taško B nuvažiuoti. Įrankis. Jo, ir kadangi praeitas automobilis jau buvo senas ir jisai visiškai sustojo, nebevažiavo, ir tuo metu mano draugas kaip tik užsiminė, kad būtent jo įmonės mašina bus ant pardavimo. Ir aš toks, gerai, nes net realiai, jeigu manęs paklaustų, kokį tu automobilį norėtum dabar įsigyti, aš atsidaryčiau portalą kokį skelbimų, aš net nežinočiau kokį. Nuo ko pradėti? Jo, aš toks biški bukas, kaip sakau. Iš gal savo žmogaus būtų paprašiau pirkti, žinai, iš tai dėl to taip ir gavosi, turbūt, kad man pasiūlė, tvarkingas, prižiūrėtas. Vis tiek iš draugo tikės, kad neapgaus. Taip. Tai vien dėl to ir aš žinau, kad važiuosiu ir nežinau, kada pasikeisiu. Tai man toks, kaip sakau, žinai, čia kai juokauja, kad vyrai ten kojinės triusikus iki paskutinio nešioja suplyšimo ir naujų neperka, tai taip su automobiliais irgi, kol nepasiduos šitas, naujo dar nereikia. O yra kažkokių, gal tarp to tavo pasirinkto automobilio, gal atradai su savim panašumų, tam universalume ar prisitaikymė, ar kad jis bet kokiai situacijai pasiruošęs? Jeigu taip žiūrint, būtent turbūt daug kas įsivaizduoja kaip ta Škoda, turbūt koks tas vairuotojas, turbūt aš ir esu tas vairuotojas, kur labai ramiai važiuoju, nes dažniausiai, kas baudų ant mano mašinos gauna, tai mano žmona, jeigu jinai išvažiuoja kažkur. Jau kaip pareina, žinai. Jo, tai jinai lekia. O aš toks, aš kartais turbūt pats per ramus esu, aš kitur išsikraunu, labai ramiai važiuoju, aš nei karto negavęs baudos už greičio viršijimą. Labai ramus, tai turbūt mano tokia ir kaip pačio, tokia turbūt, kaip sakau, charakteris. Taip, tai aš ramus įsikraunu. Jo, turbūt tas automobilis toks komfortikas, plaukia, man jis labai patogus. Tai. Jo, sakoma, žinai, kad kažkiek vis tiek vairuotojas savo automobilį kažkokių panašumų turi, vis tiek renkies ir nori sutampa, žinai, kaip ten jį besirinkai. Tai ar pameni savo pirmą automobilį, koks tai buvo, kokie prisiminimai? Pirmas. Kelių metų teisės išsilaikė, ar tai... Aš išsilaikiau prieš kiek čia, 17 metų beveik, man atrodo. Mokykloje mokiausi dar. Tai pradžioj savo neturėjau automobilio, skolindausi iš tėčio amžinatilsį, tai vis sugadindavau, sudaužydavau kažką tą automobilį, kažkaip nesisekė pradžioj vairuoti, labai nemokėjau. Bet paskui kažkaip pramokau, biškį geriau vairuoti. Sakau, nesisekė ir teisės šiaip sunkiai išsilaikiau, nežinau, kažkaip nesisekė vairuoti. Nėra kažkokia čia labai tavo sfera, kur už automobilio vairą, tai jau čia tau relax, bet tau labiau kaip įrankis. Taip. Tai pirma buvo lygtais Audi A4. 97 metų, jau pats ten įsigijau, mano pirmas pirkinys, pirmas automobilis. Jo, buvo, bet irgi tokia gedo, man nežinau, ne mano šeimo mašina. Supratau. Nu, yra gera žinia, šiandien sėdėsim automobilio gale ir pačiam nereiks. Nereiks vairuoti. Jo, kojas ištiesime. Taip, labai gerai. Tai dabar įtrauksim tokį žaidimą be pralaimėtojų, ten, kaip sakoma, paspėliosim automobilio kainą, markę ir modelį. Jeigu pabandytum pasakyti, kuo tiksliau, tai čia yra pirmas dalyvautojas. Ką mes čia turim? Jeigu reikia, gali zoominti ten kažką. Stringų ties tais modeliais, čia 911, ne 911. Taip, o pats automobilis, Porsche, kaip aišku, yra, tokia daug mažia kaina, gali man 10 000 paklaido atleisti. 60 kaip šitas. Klausyk, aš skaitau, aš 77 aš skaitau. Jo, taip, ką čia turim? Nežinau, modelio tai tikrai nežinau, bet čia kažkas jau, sakykime, koks 150 šitą. Tu esi, apie 200. Klausyk, gerai derantis, gal ir 150 numiršta. Galva kažkur biški daužta. Biški, į dar savo Škodą įkeitį ir su jo priemokų. Galima būtų. Taip,
puikiai, toliau. Šitas, čia čia X7. Taip, taip, teisingai. Nu tai šitas kokia 200. Nu, aš jau perdėjau. Jo, nu bet žinai, vėlgi jisai nėra čia visiškai naujas, biškai važiuotas, tai tu irgi... Nu, sakykime, naujas į saloną. Jo. Jo, jeigu galvočiau naujas į saloną, čia trečias? Taip, X3, BMW X3. Trečias, tai čia taip, koks... tu puikiai gaudai kol kas. 60. Šitas. Puikiai, realiai. Tau žinok, arčiausiai. Nu tai maždaug taip kažkiek. Matai, gal tau už vairo ne pats tą, bet šiaip matos skelbimus gal ir buvai atsidaręs. Maždaug jo, kažkaip. Kasgi čia dabar? Čia Honda, aš žinau šitą, City, ne City. Pala Honda. Su muzika? Pala Honda. Nu, kažkaip lyg ir kažką spėčiau, bet... Nu, Honda, užskaitom Honda. Ne Civic, ne Honda, jo. Čia Ir kokie 5 šitas. O, 6,5. Jazz, Honda aiva, Jazz. Taip, ir paskutinė, kas čia? O, kažkokia mašina. Mašina ta pati. Čia kinietiška kokia bus. O, taip, ne, kinietiška. Dabar tų modelių daug kinietiškų. Nebus brangi šita, tikrai kokia, 50 iki, nedaugiau. Manau, tikrai ne. Nu, jos neturi vertės. Pavadinimų be šansų, ne? Ne, šitą nežinau. Sangiongas, bet čia korejatiška, man atrodo, šitą, ne? Žinok, nuoširdžiai. Gali būti. Turiu iškelti rankas, panašu, kad neturiu. Bet galvojau, kad bus kokių 25-24, galvojau nuėsti. Jo, nu bet neblogai atrodo visai. Iš ženklo vien nesirinkčiau tokios, nes nesuprasiu, vėsiu. Žmonės žiūrėtų, galvotų, kad čia. Gerai, klausyk, tai... Tai pasirodė visai galėčiau. Taip, labai susigaudęs. Jo. Ne, negalėčiau, aš nemoku parduoti nieko. Dar prieš einant pas mus, greit užmėsim akį į tavo automobilio auto istoriją. Visgi, o kiek tu laiko jį turi? 2 metai jau, man atrodo. 2 metai mes techą. Nu tai va, 2019 ten ir panašiai buvo registruotas kelio žalos, bet tokios labai nežymės, ten kur turbūt kažkas brūkštelta, tai jau, žinai, jinai vienas tvarkingai prižiūrėta, jeigu net ir dėl brūkštelėjimų ją ir vat visi aptarnavimai surašyti. Man buvo įvažiavę čia kieme vieną kartą ir aš buvau biški taip įvažiavęs, bet kas įdomiausia, kad mano mašinai nieko neatsitiko. Nu va, prašau, patikimo mašiną. Jo, tai va kelios tokios labai minimalios. Tvarkingai prižiūrėta mašina, niekas čia nieko neparduodu. Parduoti tikrai neparduodu, žinokit. Nereklamuojam tada. Ne, nereklamuojam, neparduodu, labai tvarkinga mašina. Supratau. Gerai, keliaujam pas mus. Tai vis tiek jau nuo tavo karjeros niekaip neatskirtume Tailando, jau vien prie automobilių stovint, žinai, 5 kartus jį paminėjom. Kaip tu manai, kaip važiavimas į tas kitas šalis formuoja tave kaip kovotoja, tavo treniravimosi būdą? Ar galima sakyti, kad tu iš ten grįžęs esi jau automatiškai pranašesnis už tos, kurie treniravosi tik Lietuvoje? Aš galvoju, kad čia labiau su patirtim ateina ir su laiku, kiek tu praleidi ten. Mano pirmos kelionės tai buvo gan ilgesnis, aš kai dar tuo metu šeimos neturėjau, tai važiuodavai pusę metų, tada, kai susipažinom su dabartinė žmona, išvažiavom metam laiko, tai vat, aš galiu pasakyti, kad ten mano karjeros šuoliai buvo, nors ten nebuvo kažkokios skambios, ta prasme, kad nebuvo ypatingai daug ten pergalių, buvo ir pralaimėjimų. Bet aš galvoju, va tas laikas, kad aš praleidau daugiausiai tam Tailande, sukūrė tokį kovotoją kaip Deividas Danila ir taip, tas, kas esu dabar, nes, aš turbūt taip prisijaukinau tą Tailandą, kad aš be jo nebemoku gyventi. Tai, jo, turbūt tos pačios kovos buvo turbūt ir skambiausios, kurios ateityje man ir atnešė tą vieną didžiausių karjeros šuolių kontraktą su One Championship. Tai jeigu ne Tailandas, aš nebūčiau nieko panašaus ir pasakysiu, jeigu ne Tailandas, 2017 metais aš būčiau turbūt pabaigęs karjerą. Mano buvo tuo metu toks kaip ir tikslas, arba aš toliau kažką darau, kažkur save ieškau, arba man užtenka tai, kas čia buvo, nes jau nebemačiau nieko, perspektyvos jokios nebuvo, žinai, tai važiavau ieškos perspektyvos ir viskas. Ok, geras, tai tikrai jisai jau vietą tavo širdį užtarnavęs nepakeičiamo ir, o va dėl to pranašumo, va kaip tu manai, va kažkoks kovotojas, kuris dabar Lietuvoje sportuoja, atsportavęs, ar kiekvienam rekomenduotum ten važiuoti, ar manai, kad kiti net laikytų kažko, ar jiem būtų per daug pokyčių, Aš galvoju, kad šiai dienai, aš negaliu sakyti, kad šiai dienai, ta prasme, visi bijo kažkokių iššūkių, bet aš manau, žmonėm nuvažiuoti, ta prasme, kovotojam
ypatingai jauniem, nuvažiuoti ten, įsikelti savo iššūkius ir būtent ten pabūti ir pakovoti, išlipti iš tavo komforto zonos, kur realiai mes Lietuvoje šiaip gerai gyvenam palyginus ir pabandyti pagyventi ir pasiekti kažkokį tais tikslą. Nes aš, pavyzdžiui, važiuodamas į Tailandą visą laiką turėjau kažkokį tikslą ir galiu pasakyti, aš juos pasiekiau. Kiekvieną kartą kitokį kažkokį ar kažkokį bendrą turėjai? Visą laiką buvo mano mintyse kažkoks tam tikras šou, kuriam aš norėčiau sudalyvauti. Tuo metu buvo tam tikri turnyrai, populiarūs ir aš visą laiką turėjau viziją, aš noriu jame dalyvauti. Noriu kovoti jame, noriu sužibėti ten ir nežinau, bet man viskas pasisekė. Žinai. O dabar gal aš galvoju, kovotojai turi ambicijų, bet jas visi palikę vietoj, čia Lietuvoje. Nes šiuo metu mes turim labai gerą platformą, mes turim jutėmiai, turim matomumą, socialinę mediją, žinomumas. Viskas okei, aš seniau to neturėjau, bet aš jau kitų kelių, aš jau to sunkių kelių, kur reikėjo įrodyti, kad tu esi geras kovotojas, o ne tik tais geras kalbėtojas ar geras, žinai, vardas. Tai kaip tu vertini to UTME egzistavimą, kad tai davė mums, žinai, ir gerų dalykų, bet yra ir tų tokių blogų, kur gal pritrunka kitiem motivacijos dar kažkur aukščiau palikti, nes labai viskas patogu jau patampa, žinai, kažkur važiuoti savęs ieškoti kam, jeigu tu čia turi ir dėmesį, ir pinigus, ir taip toliau. Iš dalies yra šitas toksai kaip ir, aš nesakysiu, kad labai blogai dabar, kad taip nėra, taip, tai gerai, matomumas, kovos, apilnos arenos, sportas kyla. Žmonės vertina, užmokesčiai kyla jau vieną. Taip, sportas kyla, pačio sporto, kaip sakau, žinomumas, nes šiaip šitas sportas dar labai jaunas, apskritai kovų menai pas mus Lietuvoje dar nėra tokie populiarūs. Nuėjus į, pavyzdžiui, Žalgirio rungtynes, nuėjus, tu supranti, kiek žmonės žino šitą sportą. Taip. O ten, man kas patinka, kad tu esi tas pats kaip ir tavo partneris, niekam tu esi ten labai neįdomus, kaip ten kažkokia superžvaigždė, tu turi tai įrodyti. Tu negali atvažiuoti ir sakyti, aš ten čempionas, ten diržą tokį turiu tokį. Man taip pat buvo, aš jau tuo metu visai turėjau neblogų pergalių, aš ten Amerikoje buvau laimėjęs prestižinį diržą, Europos čempionas profesionalą buvau, tada pasaulio čempionų diržą esu laimėjęs, bet aš atvažiavau. Sako, su kuo kovoji? Su kuo tu kovoji, sako, vardą, pavardę. Ir aš sakau, neturi dar to, nežinomi, jam nežaidžia. Ir gavau iššūkius, gavau priešininkus, laimėjau, pralaimėjau. Ir jie tada mane labai vertinti pradėjo ir siūlyti geresnės kovas ir tada kontraktą. Geras. Tai tu turi įrodyti kažką, kad jie sakytų, o tu tikrai geras. Taip, nes tu vis tiek atvyksti iš šono, jiem tu, žinai, nusileidi iš dangaus kažkur, tu jam niekas. Taip. O tai kas tada yra Deividas Danila Tailandė? Kokį tu esi, turi kažkokį aplink save tą tokią legendą, kažkokį pasižymėjimą, kaip jie tave mato? Tai aš manau, tas vienas iš mano, kaip sakau, nikneimo atsiradimų buvo toks kaip ir vardo užsitarnavimas, nes vieną dieną kažkaip man pasiūlė kovą ir labai didelę kovą Kinijoje. Bet aš nekovau ten, nes atsišaukė ta kova, traumą gavo tas priešininkas, nors ten priešininkas buvo labai stiprus. Ir tuo metu buvo po mano vardu parašyta tailandiečiškai, žinai, ir aš pradėjau klausinėti visų tailandiečių, ką čia reiškia, ir buvo parašyta, kad Lithuanian Savage. Ir man toks tipo, aha, kodėl? Ir aš tada supratau, kodėl, nes į praeitį grįžtant mano kovos visus buvo, tokios brutalios, daug kraujo, tokios, jos tokios ir buvo. O kodėl ir aš niekada nepasiduodavau, aš eidavau iki galo, tu gauni knockdowną, eini iki galo, toks visą laiką mėgdavau lipti ir man davė tokį nickname'ą ir būtent kai tą nickname'ą gavau po tam tikros kovos, kur buvo tikrai labai įdomi ir aš atsiradau net vietiniam tailandiečių žurnalė, kuris buvo apie Muay Thai. Gal šiuo metu jis jau nebėra toks populiarus, nes dabar visas tas socialinė medija labiau, bet tuo metu tas buvo laikraštis. Jau buvo kažkoks čia žingsnis atsidurti tam laikraštį. Ten atrodo paprasta kažkam laikraštį, bet čia yra labai didelis man karjeros žingsnis, tailandiečių laikraštį. Kad jie tave įvertintų, atvykėlį, žinai. Jie visą laiką pirmiau dės savo, o tai kad jau tave įdėtų, tu vis tiek turėjai jam paliktą įspūdį. Tai tas įdomiausia, kad aš net dabar nuvažiuoju ten į vieną kitą džimą ir pasakau, su kuo kovojau. Nėra taip, kad aš ateinu ir sakau, aš su to. Bet manęs klausia, sako, tu kovoji? Jo, sakau, kur?
One Championship. Jo tokie. Jau suklūsta. Kas tu čia toks? Sakau, pažiūrėk, va čia su to kovau, su ten Semepeč, sakau, kovau, ten Taip. su Sen, sakau, pavardės. Taip. Jie visi jo žino, nes ten Taip. yra žinomi kovotojai, su kurios kovau, ne šiaip ten tuktuko vairuotojai. Taip, Aš kovau su tikrai žinomais vardais ir jiem užtenka pasakyti pavardę ir jau sako, gal tu nori vėl, sako, kaltis, žinai. Nu, sakau, dabar negaliu ilgai būti, nes ten turi būti, reprezentuoti tą džimą. Tai būtent Taip. aš taip ilgą laiką ir gyvenau ten, reprezentavau tokį Sitson Pinong džimą. Šiuo metu jis dabar Revolutionas. Aš vis būna nukeliauju dar ten. Ir nu kažkaip užsidaviau tą vardą, žinai. Bet, kaip suprantu, čia, vat, pavyzdžiui, būdamas dabar Lietuvoje, nu, aš galiu pasakyti, bet, nu, manęs dabar, pavyzdžiui, net žmonės nelabai žino, tipo, kol, žinai, va, parodo jutimiai. Nu, tu ne čia dėmesį skiriai ir žiūrėk, dar vat vienas dalykas, tu puikiai išneki, tu esi protingas, tu turi belekiek patirties, bet tu nesi tas, kuris labai baisiai reiškiasi, va ten, tarkim, gavęs tą mikrofoną jutimiai, tai irgi tu galėtum to dėmesio, jeigu tu norėtum daugiau save atkreipti, bet tu atrodo sąmoningai to nedarai. Ką nors, sako, jiem papasakok, ko tu vis laik, tipo, žinai, nu, žinai, aš toks... Tavo žygdarbiai kalba už tave, tau nereikia kriokti apie juos. Man tai patinka, vat, nu, kažką padaryti, žinai, Taip. tada gali kažką pasakyti, kodėl laimėjai, dėl ko ta pergalė, žinai, nu, toks gal žemiškas, kol nepadarėjai, nėra ko šnekėti, žinai, Taip. nu, vat, sakau, kaip ir iš tų, vat, kovų, žinai, nu, aš negaliu pasakyti, kad aš ten tave nuplosiu, nu ir, pavyzdžiui, aš pats pralošiu, Ir gavau, žinai. pasigaidini. Nu, tai ką dabar aš, tipo, Jo. prisibazarinau, dabar gavau į liustrą. Va, kaip tik sakiau, Ernestai, kad va, gal net lietuviai, kai kurie tokie linkę, žinai, va ten nuo užsienio kažkur žiūrinti, tai lietuviai nėra tie, kurie ten baisiai ardosi ir šokinėja Taip, prieš taip. kovą. Sakau, man čia būtų didžiausia gėda prisibazarinti, ten, žinai, Jo, nu, tu krūtinį visiškai. iškėlas vaikščiodama to gauti dantis ir... Taip, tai vat. Vien išvažiavus, tu nesijauti komfortiškai, nes tu nežinai, su kuo kovosi, tave gali pakišti po tikrai labai stiprių. Jo. Ir, nu, tu turi įrodyti ir viskas. Ir man atsimenu, niekada nesvarbu būdavo pavardė, su kuo kovosi, man iš vis net nesigilindavau, pasakydavo, nori, man aš tik atvariau į Tailandą, sako, su Senčiajum. Gerai, sakau, o ten tas Senčiajus ten, nu... Šiuo metu ten turbūt 80 kovų iš eilės nei kart nepralaimėjęs. Jau jisai legenda, ten dabar jisai jau kovoja tik tais dėl tokio kaip matomumo, jisai jau ten su silpnesniais kovoja, nes jam 40 plus, jis ten dar lygtais kažką primena apie save. Bet ten yra nesigadina savo vardą realiai. Ir man davė, ir man dega akis, davai, aš iš karto, žinai, koks skirtumas, man nesvarbu buvo, žinai, baigtis, aš norėjau bandyti. O kas bus tas? Nu, čia gali išeiti prieš tiesiog naunimą ir gauti. Taip. Tai čia toks sportas, ne Faktas. futbolas, kur, žinai, įmušė golą ir pralaimėjai. Čia gali gauti snukį, žinai. Tai... Būna tikrai netikėtų situacijų. Tai, bet vis tiek tu susidūręs labai su skirtingų šalių atstovais, skirtingų šalių kovotojais, žinai, net ir ne vien tailandiečiais. Ar įmanoma kažkokį stereotipą jiem pritaikyti, kad, pavyzdžiui, vienos šalies elgesi labiau vienaip, kitos kitaip, kad ten gal lietuviai nepasiduoda kovoje iki galo, bet vėlgi, aišku, priklauso, žinai, ir nuo kovotojo labai čia kiekvienas turi savo, bet ar yra kažkokių vis tiek tokių bendresnių stereotipų, ką iš kiekvienos šalies atsineša, žinai? Tai jeigu tai paėmus Tailandą, tai apskritai tokios pagarbos šitam sportui, tokios pagarbos, kokią jie rodo priešininkui, treneriui, priešininko treneriui, nu ten yra kultūra. Jeigu žiūrint, religija pas juos antra grinai, jeigu žiūrint, ta prasme, jeigu kovoja kokie geri vardai dėl diržų, ten, pavyzdžiui, vietiniai tailandiečiai, jie kovoja max, atiduoda save, bet po kovos jie vos ne apkabina, atsiprašo, ar tikrai viskas gerai, paklausia, vos nepasibučiuoja ten, žinai, ir jie toliau tęsia tai, ką ten draugai su draugais kovoja. Nu, ta prasme, kad jie supranta, kad tai yra sportas, tai yra konkurencija, ringe mes rodom tai, ką sugebam geriausiai, bet kas liečia po kovų, po visko, nu, didžiausia pagarba, ta prasme, yra viskam, šitam sportui, nu, aš tai... Pasigendi to Lietuvoje kažkiek, kad... Jaučiasi kažkiek, žinai, kad ten kažkokia salė su salė nesutarė. Kodėl man patinka Tailandą? Aš nuvažiuoju į bet kokį džimą, aš vatų džimą esu buvęs, Bankokė, Puketė, Kosamui, kur tik nebuvęs, visur tave priima kaip savą. Tu tik tais ateik, treniruokis, mes džiaugsimės, kad tu esi, nes tu padėsi mūsų kovotojam biški ruoštis kovom, tu įneši vienos, pasimsi kažką, ne? Jo. Nu,
labai visus tai priimtų, ar čia dėl to, kad tu jau vis tiek turi pas juos, ar nuo pat pradžių tai Šiaip visus tai priima, nebent tu ateisi ir kažką jau ten blatavosi, žinai, ten norėsi visus iškirsti, kaip sakau. Ne, tu turi gerbti jų džimą, gerbti kultūrą, gerbti trenerius. Tu parodai tam sportui pagarbą ir jie jau čia svarbiausias kriterijus. Ir tuom turbūt tas Tailandas ir mane džiugina, žinai, nuvažiavus, nes tu jau tiesi gerbiamas ten, žinai, tu nesvarbu, tu ten čempionas, ar tu ten čempionas, visi su tavim gerai elgesi, jeigu tu su jais gerai elgesi. Nu tai ir viskas. Ir jeigu būtum kažkaip šokinėtum, tai padėtų į vietą ir, žinai, greit pasipriešinimas. O vat pas mus jaučiasi ta tokia biški Lietuvoje konkurencija, kad jeigu tu ten kažkur bus koks susitikimas, kitas salės, džimas su kitu džimu, jau ten kažkoksai... Pasimatuoti. Žinai, gal čia dėl to, kad mes kažkokia tokia maža tauta ir toks truputį atrodo, neįsitekam. Atrodo, visada konkurencija, taip gerai ta konkurencija. Aš nesakau, kad reikia ateiti ir vienas kitą glostyti, žinai, bučiuotis. Nu taip, nu taip, atėjus į džimą, bet aš galvoju, kad trūksta to tokiu, davai atvarykit, davai jūs atvarykit, žinai. Aš tai toks dabar, sakyčiau, esu gan vienišas, nes aš neturiu komandos, dėl to tenka važiuoti ir tos Tailandus, taip aš turiu trenerį, mes su treneriu labai daug darbo padarom dviese, bet trūksta man gal tos komandos. Bet aš nežinau ir aš jos noriu kažkokios naujos ieškoti, man reiks kažkur pritapti, kažkam aš patinku, kažkam gal nepatinku, žinai. Ir jeigu tau veikia jau tai, ką tu iki šiol darei, tai žinai, kam tu kažkokie tie nauji pokyčiai kartais gali ir nebūtinai teigiamo atnešti dalykų, nežinai, tik išsiblaškyti su tą paiešką ir nebūtinai prie gero privesti. Sportuoju jau apie 25 metus, ta prasme, čia jau vis tiek labai ilgai, tikrai anksti pradėjai, apie 10 metų tau buvo, ne, kaip supratau. Jo, kažkas tokio, 90, aš dar kartais galvoju, kad iš vyresnių žmonių tave nuvedė pas trenerį, ne, vat ir... Mano tėčio amžinasis draugas toksai, jisai pažinojo trenerį, Romualdą Klimavičių, būtent, kuris ir su kuriuo mes dabar treniruojamės, bet mes turėjom didelį tarpą, bet ten buvo, ta prasme, kad aš vis dar sportavau Titanė tuo metu, jau mano treneris nesitreniravo, irgi buvau išėjęs, tada aš pradėjau keliauti ir kažkaip mes vėl suėjom. Nors tai buvo mano pirmas treneris ir aš manau, jeigu ne treneris, turbūt aš ir nebūčiau šitam sporte, nes aš tikrai esu išbandęs įvairių tų sportų, niekur manęs nekabino, o aš tikrai nebuvau kažkoks mušeika, nebuvau, ta prasme, taip, turėjau tos energijos vaikystėje, bet aš niekada negalvojau, kad aš galėčiau atsirasti koviniam sportui ir tiek ilgai likti, nes aš mačiau per tą laiką, būtent jaunystėje, ten 12, 13, 14, už mane perspektyvesnių mano salėje buvo bet jie pralaimėdavo. Ir baigdavo, pralaimėdavo. Tai va čia psichologija, ir tu, žinai, sakai, nebuvai mušeika. Čia nebūtina būti mušeika, čia kaip tik gal netgi tu laimi nebūdamas mušeika, nes tu psichologiškai gali labiau susitvarkyti. Mušeika gal jam, žinai, per daug iš tavęs ten norisi ir nelaiku, ir ne vietoj, ir kai tu negali ant emocijos eiti, nes emocija vieną dieną nuslūks. Ir žinai, tas mušeika, gal, žinai, jisai gal tuo metu mušeibės, kaip jau prasideda sportas, jis gali gauti, ne taip gerai panaudoti. Kas buvo mušeikai, kai nebesi pranašesnis už kitus koridorių, vos nežinai, ten šiknas gaudavo, žinai, gal čia ne man, tipo, žinai. Jo, tai labai kaip tik susijęs su mano klausimu, ar manai, kad kažkokių natūraliai savybių reikia, kad tu būtum sėkmingas šitam sporte, ar visgi galima jas išsiugdyti? Tai aš kaip ir sakau, treneris, treneris yra vienas iš ženklų, jeigu jisai tave, kaip sakau, motyvuos, ane, kažkokią tais įtaką, tai vienareikšmiškai jo įtaka, jeigu tu prisijaukinsi, ane, man pavyzdžiui, kadangi aš praleisdavau turbūt daugiau laiko salėje negu namuose, man jis buvo antras tėtis, žinai, ir viskas. Aš jo labiau klausiau, nes žinojau, kad rezultatai tik taip ateis. Ir pradžioje gal tas sportas... Labai faina, kad jaunas būdamas jau pasitikėjai, taip, žinai, ir... Aš sakyčiau, pradžioje tas sportas dar toks buvo burelis lyg toksai, žinai, kažką. O kada jau tapo nebe burelis? Ties 18 gal kokį. Jo, aš jau taip, žinai, mokslai, kur kas toliau.
tas prasidėjo profesionalus ringas, kažkokį tais, ten žinai, pinigėlį gavai. Jo, jau čia supranti, kad... Čia jo. Bet aš negaliu pasakyti, kad ten 13, 14, 15 aš nebuvau perspektyvus. Aš buvau perspektyvus visai, nes ir Lietuvos čempionatuose, aš ten ir tų medalių, ir čempionas esu buvęs, ir į Europos pasaulį pradėjau važinėti, bet ten 13, 14 dar tu toks vaikas ir nežinai, tu ten kompiuteriai, draugai, žinai. Dar gal net aplinka, žinai, nu tu jo valiuotų dabar sekasi, bet tai nereiškia, žinai, čia vis tiek yra tokia nestandartinė profesija. Daugam, žinai, atrodo suprantamiau eiti ten į kažkokią darbo vietą, padirbt, grįžti namo 5 valandą. O čia yra vis tiek tas sportininko kelias, toks, žinai, gali būti ir aplinkos nesuprastas kartais, žinai. Iš dalies tai turi įtakos vien dėl to, kad kaip toliau, žinai, visi seks. Nes gavosi, kad ties 16, 17 dauguma tokių, net sakau, perspektyvių baigė, nes prasidėjo mokslai, ten, žinai, kas toliau. Tai ir šiaip paauglystėje visokių pagundų, tu Dieve padėk, žinai, prasideda vakarėliai, dar kažkas, žinai, ir tu, čia daug yra tų iššūkių nepaslyst kažkur ir išlaikyti tą, kad tau tai yra svarbiau už visas tas pramogas, kurios atrodo tuo metu labai fainai ir, žinai, toks net viduje kartais jausmas, kad blemba, kiek aš praleidžiu, bet vėliau tu tik tai džiaugies savim, kad tu praleidai. Pas mane labai daug pasikeitė ir draugų visko, ir ten, prasme, sportas mane labai laikė, labai iš tikrųjų sportas, tų pagundų visą laiką būdavo, dar buvo metas, ten 17-18, kaip tu jau pradėjai norėti jų, žinai, nes, tai ten. Taip, iš daugelio atrodo, kad čia kažkas supratai, kad niekur neveda ir kažkaip, sportas, sakau, vienareikšmiškai turbūt, kad išlaikė tą ir turbūt, todėl ir dabar aš nemėgstu tų nei tūsų, nei tų vakarėlių. Supratai, kad nieko nepraradai, jos ten nedalyvaudamas. Kaip atrodydavo tas tavo pasirašymas, jeigu sakai, taip kažkaip tos grupės komandos nerasdavai, galbūt Tailandė vienaip atrodydavo, Lietuvoje kitaip, kaip tu ruošiesi kovai? Dabar tai iš tikrųjų jau dabar profesionaliau labiau, nes yra etapais, aš jau atsikandęs blogų pasiruošimų, blogų Kas yra blogas pasiruošimas? Ta prasme, kai tu eini į ringą, visiškai pavargęs, sergantis, nualintų kūnų, tu visada sugebėsi kažką padaryti. Tu ir sugebėsi kovą laimėti. Aš ten esu su 39 temperatūra kovoti ir laimėjęs tą kovą. Žinai, bet geras pasiruošimas yra tada, kai tu paskutinę savaitę dar treniruojas ir tau atrodo nedadarai. Atrodo, tu dar galėtum, treneri, dar. Bet tu supranti, kad, tu padarai tiek, kiek reikia ir tau dar atrodo tos energijos belikiek. Bet čia treneris tave sustabdo laiku? Iš dalies taip, visada. Jisai jaučia, kada jau aš nuovargis ateina, jau sako, palsiek, bet dar aš dirbu ir su fizinio pasirinkimų treneriu, kuris man tos ciklus dėlioja, kada ištvermę treniruojam, kada jėgą treniruojam, kada pereidinėjam ištvermės jau labiau į tą galingumą, į jėgos ištvermę. Tarsi jis sudeda pasiruošimą, tai tas labai įtakoja, kad aš įtraukiau ne tik tais, mes darom tik tais Muay Thai, bet ir fizinio pasirengimo, būtent pastatyti tą gerą bazę pradžiai. Tai būna tas ir pradžia pasiruošimo, dėl to aš stengiuosi ruoštis ten 3 mėnesius, kada tu įeini į tą jau pagrindinį, kaip sakau, pasiruošimą, jau tą sunkiausią, tu ateini jau pasiruošęs. Tai tas man labai jaučiu, kad tinka. Atradau. Čia labai ir duoda ta patirtis, tą tokią galimybės išieškoti, galimybės suklysti gal netgi ir tada, žinai, galimybę atrasti ir... Tai ir tą kūną kitaip jau supranti vis tiek, patirties ten, aš sakau, visokiausių to pasiruošimų turėjęs, tai dabar labiau metodiškai, bet, man labai tinka. Kažkaip aš jaučiu, kad, kas kartą atvarau į tą kovos savaitę, jau aš, tikrai jau didžiausią energiją. Į tą pusę. Pavyzdžiui, kad ir dabar paskutinę kovą, viskas okei, aš ją pralošiau, aš suprantu, kur pralošiau, aš suprantu klaidas. Tom tas sportas ir įdomus, kad tai kiekviena klaida, kiekvienas smūgis, tuo labiau dar aš kovojau su to mažom pirštinėm, kiekvienas smūgis gali būti paskutinis. Žiūrint, pasiruošimo buvo pati, geriausia toks vaizdas forma, kokią aš esu turėjęs, turbūt aš Tai čia jau yra, žinai, netiesioginė pergalė, galbūt nėra tos pergalės, bet tu laimėjai prieš save, tu bent jau atėjai, žinai, tu nesufeilinai šitoj vietoj ir tai duoda vėl tokį užtikrintumą ateičiai, kad, žinai, išspręsti kitas klaidas ir tų klaidų vis mažėja, nes tu vis užsičekini, žinai, ten, kur kažkas buvo ne taip, tai labai... Tai labai gerai, taip,
ten, žinai, kovos baigtys, ten viskas okei, nes ten yra daug, žinai, žiūrint vienį pasiruošimą kaip fizinį pasiruošimą, taip, bet čia daug techninių elementų, sakau, kiekvienas smūgis gali būti ne tas, kurio nori, žinai, čia sportas, žinai. Mikroklaida gali labai daug kainuoti šitam sporte. Čia ne kur maratonas, gal tu ten kelias sekundės neišbėsi, čia va, užtenka. Įmes taškus tavo kažkoks varžovas ir po to atsigriebsi kitam keliny. Kitam keliny tu gali greitoju jau būti, žinai. Taip, tu jau... Jo, supratau. Tiek irgi turi esmės. Tai vat apie tos tokius biški tamsesnius periodus pas tave buvo tokių, sakykime, sunkesnių laikų, vat 2017 metais, taip, vat ir nugaros traumą turėjai ir tokių, vat kaip, kas tuo metu dėjęs tavo galvoje ir kaip tu vis atsistoji po visų tų, man labai žavios ir man yra įspūdinga, žinai, kiti žmonės, va kaip ir sakai, nuo publistės, žinai, pralaimi ir viso gero, o vat tu atrodo nesustabdomas ir tikiu, kad taip ir tik nenutiktų, žinai. Turbūt aš labai gyvenu tuo sportu ir būna turbūt, kad ir aš nekovoju, kad nesižu, aš viską seku, viską žiūriu, man įdomu ir tos tokio, kad ir aš negaliu, niekada atrodo nepaleidžiu. Galėtum tu kažką užsimti kitą veiklą, bet aš niekada nepaleidžiu. Nepaleidžiu. Nors suprantu, kad ateis laikas, reikės paleisti, tikrai, nebus taip, kad čia visą gyvenimą čia tas kovotas, įrodinėsi kažkam čia, nebus ką įrodyti, žinai, nes ateis jaunimas ir, tiesiog nepajėgsi. Vis tiek reiks perleist pamainą, galų galia čia fizinio kūno sportas ir... Bet, va tas, kaip sakau, 2017 buvo etapas, aš nebemačiau jokių iššūkių, manęs kažkaip nebevežė, aš tos ugnies nebeturėjau ir va vienas iš tų žingsnių buvo, ką daryti. Varai ten, kur gausi tų iššūkių, gausi, kaip sakau, spyrį šikną ir vėl, tai vėl mane prisimeni, užkūrė. Kodėl tai darai? Jo, vėl užkūrė ten iki 2019, 2 metus gerus, ta prasme, ten labai stipriai, bam, trauma, ne, kas toliau. Aš nesumeluosiu, kol aš turėjau tą traumą, aš turėjau ir kontraktą su One Championship. Paskui ten Covidas prasidėjo. Liko keletą dar kovų. Aš turėjau jo ir man vis, kada kovosi. Aš verkdavau, kad negaliu, tarsime, aš esu pyke, aš pasiekiau tą, ką aš svajojau ir aš negaliu daryti to, ką galiu. Tavo surištos rankos. Ir man atrodo, aš negaliu paleisti, aš noriu sugyti, noriu, kad sugytų traumą ir noriu grįžti. Ir aš vis laik galvojau, kaip aš grįšiu. Tave labai fainai kaip meškerė laikė va, tas kontraktas darytas, nes tau neleid, tau neišėjo, žinai, būtum viską atsiskaitęs, žinai, ir viso gero, ačiū. Jo, taip natūraliai susidėliojo. O dabar tau neleido net likimas patikėti, kad čia dar ne pabaiga ir tu dar, žinai, skoloj išbėgti į aikštelę. Ir sakyčiau, kaip ir gerai, kaip ir ne, Covidas prasidėjo. Ir tipo, baigės viskas, ir toks taip kaip akmuo nukrito, žinau, kad nebus tų kovų, nieko. Ir man tą nugarą, nesumeluosiu, per 2 mėnesius sugijo. Kai metus laiko kankinausi skausmuose, bet aš supratau, kad man ne kiek fiziškai, dėl fizinių, žinai, kažkokių faktorių, bet kiek psichologiškai veikia. Ir kiek aš pasinervuoju, man vis labiau skauda. Kai aš pasinervuoju, man vis labiau skauda. Ne kad kažkokį judesį blogą padarau, bet psichologiškai, manas, dar ne visada mes suprantam, kokią tai iš tiesų turi poveikį mūsų kūnui. Viskas nuo galvos prasidės. Tu gali save galvą susirgdinti, tu gali save galvą išgydyti. Tu gali, placebo, grinai placebo. Žmonės stresuoja dėl to, kad stresuoja ir tada jiem blogai dėl, žodžiu. Tai kaip sako, placebo su vaistais, žinai, taip. Taip. Galvoja, kad reikia, kur ten beleką išgėrė, net nuo tos ligos, ką reikia. Ir tau Covidas buvo toks realiai galimybė sustoti, truputį pažiūrėti iš kito kampo ir realiai prisikelti kaip Feniksų iš. Ir gavosi grinai, sakau, 2 mėnesių, aš toks laikas sau, ten, žinai, kvėpavimai, eidavau į šaltą vandenį, laikas sau, ten darbų jokių nieks nevyksta, tu tik sau. Ir toks, nebeskauda nugaros. Pradėjau sportuoti. O čia akise prašvito. Jo, galvoju, o kas dabar? Išvarėm su žmona į Balį, ten 3 mėnesius treniravausi, geriausių, ten, žinai, sportuoju ir gaunu vėl, prasideda tie covidai, vis dar covidas, aš ten Balį, treniruojuos, jau kažkas pradeda vykti ir gauni pasiūlymą ten, nesumeluosiu, 4 ar 2 savaitės, sako, nori kovoti, mes tau pratęsim kontraktą vėl. Ir aš galvoju, kokį kontraktą, kur aš čia eisiu, kad mane prilūptų, žinai, tas bus pilnai pasiruošęs, man 3 savaitės. Tik sugrįžai ant kojų, už kelių savaičių, žinai, čia toks, bet čia labai patikrino tavo gebėjimą taip šaltai mąstyti, ar to emocijos būtum, žinai, pasidavęs ir galbūt
ta kova tau būtų uždarius jau viską galutinai, arba laiku sustoji, pralauki tą, žinai, ir... Iš dalies, žinai, toks tipo, tu visą laiką turi pasiruošęs, neišeina, taip visą laiką tu neįmanoma, negali. tokiam aukštom pavarom visą laiką užkalt variklis ir tokiam gali, žinai. lygiai nelabai tu gali eiti vabank, tipo, gal paeisi ten su visiškai elitiniu. Tai čia tokia trauma gali būti taip vabankai šokus. Ir aš kažkaip galvoju, ne, man ten ir būtų man net būtų iš vis ir net nesigavę ten iš to šalies išvykti, grįžti, nu ten būtų nesąmonė, aš tipo atsisakiau ir po kelių metų kažkaip prasidėjo jutimėjai ir aš vėl grįžau kažkaip su nauju, atrodo kaip lyg iš naujo kažkoks, tipo, žinai, labai pasilgęs tų kovų buvau ir vėl iš naujo ir ties dabar, nu tipo, pergalės pralaimėjimai atrodo gal jau užtektų, žinai, daug kas jau ten girdėjau irgi podcastą, gal Danylą jau ne. Lema, nu, aš galvoju, kai aš jau nuspręsiu, tada Šaika jau ir nuspręsiu. Jūs už mane neburkit. Jūs nežinot, kas pas mane verda viduje, žinai, kiek aš to noriu, žinai. O labai įdomu, man, aš nugirdau tave su Sergejum diskutuojant apie tą pyką, amžių ir svorį, kad skirtingose svoriuose yra skirtingi tie tokie pykai vos nelaikomi skaičiuojami. Kaip jie čia skaičiuojasi, kiek čia tam yra logikos pagal tave? Galima taip ir skaičiuoti, žinai, nu, gal pas mus, kaip sakau, lengvam svorį daugiau veiksmo, ne, daugiau greičio, daugiau, žinai, judesio, gal tu su metais ta reakcija tavo lėtėja, greitis lėtėja, žinai. Bet tavo IQ kovos didėja ir tu numatai dalykus, tau nereikia būti greitesniam, jeigu tu, nu, tikrai taip. Ir kaip tu puoselėsi savo kūną, žinai, kiek tu skirsi laiko atsistatymų, kaip tu reaguosi į visus impulsus, kiek tu siunči, žinai, traumų prevencija, viskas. Tai, žinai, jeigu tu droši save ten nuo 20 ir dažniausiai tailandiečiai, kaip pavyzdys, 25-26 baigia karjerą. Tai kad jie jau ten turi kovų nuo 5 metų, supranti, bet ten kiekvieną mėnesį ir viskas. Okay. Aš galiu pasakyti, tiesa, dabar 34, nu, aš geriau jaučiuosi, negu aš 25 jaučiausi. Daug kas... Ir aš manau, kad, žinok, kuo toliau, tikrai sąmonė, kuo toliau, manau, tuo labiau tai bus, nes mes protingiem šiaip kaip žmonės labiau daugiau yra informacijos prieinamos, kaip atsistatyti, kaip tą savo kūną prižiūrėti, kas galų galiai yra blogai, kad ten perdirbto maisto, žinai, irgi, tokie dalykai labai daug nulėmė. Aš su mityba pradėjau draugauti visai kitaip. Nu, ta prasme, apskritai tu patirtį gauni ne tik kaip kovotojas, kaip ringo IQ, bet tu gauni apskritai kaip tą kūną savo, prižiūrėti. Taip, ir už ringo, faktas. Taip, tai tas labai dėkingai ir duoda, kad tu gali žiūrint į UFC, tai čempionai kada jie visi tampa? 3-4, 3-5, 3-6, visi čempionai tokio amžiaus. Taip, reikėjo ir protiškai priaukti iki to. Nėra tų jaunų čempionų, nėra. Tai tas ir yra, žinai, kodėl taip sakyt, kad tipo, ne, tas pikas ir yra ties 30, 32, 33 ir, čia sakau, tu gali savo įtikinti, kad jūs ilgalaikiškai dabar jau treniruojatės, tai jeigu tu užgazavai ties 20, tu nebepatemsi to paties tempo ties 30, bet jeigu tu žiūri ilgalaikį perspektyvą, žinai, ten išmoksti save tausoti, tai čia visiškai. O kaip žmona su dukra prisideda prie tavo visų šitų tikslų, aš esu girdėjęs, kaip tu sakai, kad, žinai, jos ir padėjo sugrįžtam, ir sugrįžti ir tokios motivacijos padėjo. Ar tiesiogiai, vos ne, eikovok, ar labiau, žinai, kad palaikysim, ką be nuspręstum ir kaip tai atrodo? Turbūt labiausiai tai palaiko tai, ką aš nusprendžiu, nes jie žino, kad tai, su kuo susipažino, tikrai negalima paimti ir, neleisti to daryti, žinai, bet aš turbūt dar labiau norėtųsi, jeigu bandytų rankas surišti ir... Tuo labiau tas ir gavosi 2.17 tas postumis irgi, kai tik susipažinom, atsimenu su žmona ir sako, o tai kas toliau? Tu treniruosi, sako, tau 26, kiek 25 metai buvo, tau viskas prieš akį, sako, tai ką daryti, kad tu toliau galėtum, žinai, kovoti ir dar kažką, reikia į Tailandą varyti. Ir mes išmanėme tą Tailandą, ten, žinai, bet šiaip, kas liečia, ta, žinai, tai tos atsakomybės vis tiek šeima, bet aš suprantu, kad ta šeima, ne dėl to, kad, žinai, tu turi daug atsakomybių, dėl to tu negalėsi treniruoti, kaip tik aš jaučiu, kad man jinai laiko, kad aš galėčiau treniruotis, neiti kažkur ieškoti savęs kitų. Kodėl daryti? Taip, tai čia pati didžiausia. To labiau pavyzdys savo dukrai irgi, kad tėtis stengiasi, kažką daro, bet mes, kadangi su žmona abudu esam, sakykime, sportininkai, nes jinai visą gyvenimą irgi su sportu dirba, žinai,
Tai aš jau pats pastebiu, kaip žmona, turbūt dar griežtesnė negu aš, kai mes ugdom savo vaiką, žinai. Dėl vertybių būtent, ne, dėl sporto. Taip, sportas, būreliai, kažkokios atsakomybės, tu turi kažką daryti, žinai, kažkokį turi veiklą užsimti, nėra, kad aš nieko neveiksiu. Jau, žinai, įtraukinėjai tokį, kad žmogus turėtų atsakomybę. Mano tėtis, žinok, man lygiai tą patį pasakė, sakau, nebenoriu ten teniso lankyti ar kažką. Sako, gerai, mes tenisą, kur tave rytoj užrašyti. Jeigu baigęs tai, gerai, viskas yra gerai kažko nenorėti, bet nieko nenorėti nėra tokios opcijos, žinai. Ir tu vėliau galų galę padėkoji. Tai, o kaip reaguotum, jeigu tu sakytum, aš dabar Muay Thai noriu sportuoti? Aš net kalbėčiau tikrai, žinai, aš už jos ateities pasirinkimus. Šiai dienai jinai tikrai nieko nesirinka, jinai eina ten, kur mes vedamės, tiesiog kažkur jai, kad patiktų. Tikrai stebim situaciją. Vis tiek labai ankstyvam amžiui, žinai, tu pats vis tiek tik 10 atradai ir iki tol bandėjai ir, žinai, bet man faina buvo, kai tu pasakoji, kad atrodo vis kažkur ten vis nepasisekdavo, ten tai apvogė, tai ten dar kažkas. Ir, žinai, aš taip tikiu, kad gyvenimas iš tavęs atima tą galimybę tam, kad tave nukreiptų ten, kur tau reikia būti. Supranti, kad kažkokį pakiša koją, kad tu pasisuktum ir kitur kažkur eitum, kad atrastum, kas iš tiesų yra tavo. Nes, ir, žinai, nelaiko tavęs toj netoj vietoj. Ir to ženklus reikia pastebėti, žinai, ir atsimušti nuo ten, kur tave atmuša. Tai ir išsigryninti. Kiekviena veikla iš tikrųjų, kad ir kur beėtum, vis tiek turi kažkokių savų pliusų. Taip, be abejo. Kažką vis tiek sužinai. Ir dar prieš tai kalbėjom, žinai, Matas Tebuliauskas sako, mane daugiausiai išmokė kovos, kurias aš pralaimėjau. Tai yra faktas, nes tu laimėjęs, žinai, rock and roll, valio, aš nugalėjau, vos neturiu prie ko. Taip, neturiu prie ko prie savęs prikipti, žinai. Bet turiu tokį klausimą dar. Kas tave galėtų išmušti iš vėžių? Ar pavyksta išlaikyti savitvardą, kai emocijos stiprios labai, kaip tu... Nu tai tas iš vėžių, tai aišku, kai kažkas liečia tavo šeimą, kažkas paliečia, kažkas įskaudina, nu tai čia turbūt jau... Nu čia jau skaudžiausias visiems. Automatiškai jau tu supranti, kad... O be šeimos tave asmeniškai kažkaip dar... Mane patį, tai turbūt aš labai taip... nežinau, šaltai viską žiūriu, jeigu kažkokia kritika, aš ją visai priimu, aš žinau, daug jeigu aš nėra konstruktyvė, tai viskas, tai čia net naudinga gali būti. Tai pakritikuokit protingai, pasakykit man, ką daryti, žinai. Tai žinai, net neįsivaizduoju, kad ant kažką manęs pasakytų, aš turbūt, žmona to sako man, kad, tu toks ramus, taip aš ramus, bet aš labai daug energijos padedu kovų menuose, sporte, labai daug padedu. Aš jeigu žinau, kad einu į treniruotę, aš kartais matau, pavyzdžiui, einu į grupę, sportuoju, ten pas trenerį savo grupėje mes ten sportuojam, žinai, ir aš matau, durą stumia. Ten yra kas durą stumia visišką. O aš ateinu treniruotę, aš viską 100%. Kiek šiandien galiu padaryti 100%? Tu žinai, tavo 100% vieną dieną gali būti labai daug, kitą dieną 100% gali labai mažai būti, gal nuovargio fazė. Bet čia yra tavo 100% ir tu išeini prieš save nekaltas, kad tu stumiai durą, bet ir to pačiu savęs neišdavęs, nes tu nevarėjai daugiau, kad tik atitiktum savo ego kažkokius lūkesčius. Čia tarp kitko yra yra tokia nuostabi knyga, 4 susitarimai, ten yra toltekų tokios, žodžiu, ten senoviai gyvenusių išmintis ir jie yra aprašę 4 dalykus ir pats paskutinis, man atrodo, kad visą laiką padaryk geriausia, ką gali. Ir čia yra būtent apie tai, kad, kaip tu ir sakai, kad tas geriausia, ką gali, nereiškia kažkiek. Tai reiškia, kiek tu tą dieną sugebi ir kokios yra tavo galimybės. Tai čia labai fainai tu šitą esi pritaikęs savo, žinai. Tikrai, tai, žinai, kiekvienas pratimas, kažkokia, aš dedu visą laiką max intenciją, kokią šiandien galiu, ten kovo su šešėliu, tu gali ten tiesiog, ten, žinai, iš langą. Taip. Aš visą laiką situaciją galvoju apie priešininką, tu darai tai, ką gali šiandien geriausiai ir viskas. Taip. Valgau tai, ką galiu geriausiai šiandien, žinai. Nežinau, tada tu gali ramiai eiti miegoti, nes tu žinai, kad tu iš tos dienos geriausiai ir pasiemi. Lygiai taip pat ir apie kovas. Tu ateini kovą, jeigu tu žinai, kad kažko nepadarei, tu visą laiką būsi kažko nepasitikęs. Nepadariau to, o gal to. Ir tu mintyse net prišauksi, kur tas tavo varžovas sugebės tave prigauti ten, kur pas tave tas spragas. Iškelsi per daug klausimų, bet kai tu viską darei, tau nebekyla klausimų. Taip, ta kova įvyksta kaip įvyksta. Ir turi pralaimėti ramę sąžinę. Jo, bet aš viską padariau. Ir man dabar sako, žinai, paskutinė žiūrėko, lemą Dievi, pirmas raundas, žiauri, viskas gerai. Taip, viskas gerai. Bet antras, negerai. Negerai, žinai, okei. Bet čia turbūt tokia psichologija labiau. Ir iš dalies
žinai, su amžium turbūt ir kitaip į apskritai viską, į tą kovos eigą tu žiūri kitaip, į nuėjimą į ringą visai kitaip žiūri, nes tu turi patirties, ne, ką tu prieš, žinai, vizualizacija, žinai, kuo daugiau tu eisi į ringą, tu daugiau situacijų matysi. Taip, patirtis labai daug savo atneša. Neužtenka, žinai, vien eiti į ringą ir ten ringę pradėti, žinai, strateguoti kažką. Tu kartais, aš einu į ringą jau kaip ir ten buvęs. Aš jau prieš, ten mėnesį prieš jau būnu tam ringė, žinai, galvoju, žinai. Jo, mintise visiškai pasišventęs. Taip, tai žinai žaidimą Fuck, Marry, Kill, kur turi pasirinkti. Mes žaisim jį su automobiliais ir aš taip jį truputį pervadinau. Trasoj, gatvėj, savartinė. Tokie 3 variantai. Su kuo lėktum, žinai, palakstyti, su kuo tiesiog gatvėj ramiai ir ką vežtum į metalo laužą. Tai pirma trijulė bus tokia Gelikas, BMW M5 ir Porsche 911. Į trasą su Porsche jaučiu. Toliau. Važiuočiau gatvį su M5 Geliką į tą savartyną. Nežinau, gerai tas Gelikas, bet nežinau, ne mano kažkaip atrodo mašina, ne man. Aš irgi kažkaip tau jos nefiliu. Man jau tokia per daug kriokianti, per daug tokia, ta prasme, net ne vamžiais kriokianti, bet šiaip norinti daug dėmesio. Gerai atrodo, bet, tipo... Toks, gal Bemas biškai universalesnis, gali, žinai. Jo, toks manevringesnis. Okay, cool. Taip, tada mes turime Passatą, 3 Golfą ir Audi Bulk. Golfas, ne, dar buvo? Jo, 3 Golfas. Tai trasa su Golfu, su Passatu mieste, Bulką dėsime. O, pagaliau radau savo žmogų, kuris taip pat mąsto. Ir paskutinio tokia biškai įmetėm elektrinių, tai elektrinis Mustangas, šitą tiesiog vaizduotę pasitelkus, Tesla Model S ir Sparkiukas, jeigu žinai tas mėlynos, kur išsinuomot galima. Ne, tai imčiau į trasą. Tesla jaučiu. Taip. Mustangą mieste. Taip. Sparkiuką. Ką jau ten iš tokių renkėsi? Baterijų supirkimą. Tai tokį renkėsi iš tokių, tai ką jau tas Sparkiukas? Sparkiukui lava. Jo, čia nebent kokią vidinę dvikovą turi, su kokiam Teslam dar kažko, tai žinai, čia nebent tai nugalėtų. Noris tokia suteikti gal, nežinau, kiek čia motivacija, vis tiek tai Lietuvoje kovinis sportas, žinai, vis tiek plačiau vis eina, daugiau žmonių domisi, manau, kad net ir sportuojančių, ateinančių naujai vis daugiau yra, nes jie susidomi, kas yra labai faina ir va taip įdomu. Vis tiek tu nutoki kažkiek, čia nebūtinai apie tavo individualus kažkokius honorarus, bet vat kiek gali kovotojas, jeigu nori atsakinėti tokį klausimą, gauti už kovą, va taip įsivaizdavimui, ar žinau, kad pasiruošimas tikrai nerealiai daug ir finansų kainuoja, ir laiko, ir jėgų, ir žinai, ar tai visgi toks, visur galima ir daug uždirbti, visur galima ir ten, žinai, va, tai, bet kaip taip įsivaizduoti tam tokiam žmogui, kuris apie tai svajoja, kokį jam tą lygį reiktų pasiekti, kad jam jau finansiškai šalia visko apsimokėtų tai daryti? Pradžioj tai apskritai, renkant šitą sportą, turbūt reikia, kad žmonės visiškai negalvotų tikrai ne dėl finansų, taip. Jo, nes, nežinau, kol aš jau kažką, sakykim, džiaugiausi, kad kažką gavau, N metų ten. Toli pliuso, jo. O Jėzus, ten 10 metų gal sportau, aš nieko negavau, žinai. Jo. Tai čia labai sudėtinga. Tai kiek metų nepasiduoti ir išlaikyti širdį norą, žinai. Jo, tai žinai, tie pinigai tik tais ateina, ir aš vis atsimenu, Eimantas Stanionis irgi tą patį šneka, žinai, daug kartų, kad, jeigu tu galvosi apie pinigus ir ateisi, tai nepaeis. Taip, aš tą patį atsakau dėl fotografijos, žinai, aš pati fotografuoju, mane žmonės užklausė, žinai, ar įmanoma pragyventi iš fotografo, sakau, tu paskutiniai vietoje apie tai galvok, tu pirmą tap tuo fotografu, žinai, ir tada jau viskas pareis iš paskos. Čia į bet kokį dalyką tu įdėjęs visą širdį, tu visada gausi atgal, žinai, jeigu tu pats savim tikėsi, tai ir kiti tavim patikės galų gale. Tai, žinai, su to pragyvenimu irgi, kaip tu gyvensi ir kokį tu gyvenimą nori gyventi, būtent iš to sporto, žinai. Man, pavyzdžiui, sakykime, Tailande, kai aš kovodavau, man pragyvent uždegdavo, bet mes gaudom nemokamai kur gyvent, man treniruotis nekainuodavo, aš tik tais galvodavau, kaip sukovoti ir kaip pavalgyti. Man užteko, bet man ir buvo pakankamai, aš negalvojau, kad, žinai, gal Tailande pirksiu namus, žinai, negalvojau, kad mašiną pirksiu Tailande, negalvojau. Aš iš vis vizijos neturėjau, kad ten kažką pasieksiu ir man čia aš niekada negalvojau apie tai. Bet, net ir šiai dienai, jeigu žiūrint tiek, kiek aš investuoju į pasiruošimus ir kiek aš gaunu, turbūt aš dabar negyvenu iš to, žinai, tai, bet aš
galvoju, kad čia pagrindiniai yra faktorius, ar tai tave veža. Taip. Jeigu tai tavęs neveža, Tai tau neapsimoka net ir už didžiausius pinigus, jeigu toks išliūdęs eini į tą ringą, žinai. Nu, tu turi jausti malonumą. Nu, aš čia jaučiu malonumą, dėl to aš neinu iš to ringo, man malonu. Tipo, man ugnis, tipo, dega širdį, dar aš noriu realizuoti save, man patinka tas ringas, viskas, adrenalinas. Nu, aš dėl to turbūt gyvenu. Kai aš nebegalėsiu, gal žinai, gal ieškosiu kažkur patirti tos potyrius, bet, klausimas, žinai, irgi. Susikelti tų pačių emocijų. Nes jeigu būtų prioritetas finansai, tikrai ne čia. Ne čia. Tikrai ne čia. Aš būčiau kitur pasukęs, kur nors turbūt kažką mašinas pardavinėjęs, gal, žinai, iš Amerikos. Tipo, ieškotum. Žinai, jeigu pinigai būtų faktorius, tikrai, sakau, yra kitų veiklų. Taip, kitų veiklų, kur galima ir turbūt lengviau uždirbti tos pinigus tikrai, negu čia, nes čia reikės labai daug atsakomybės, reikės daug pastangų ir ne kiekvienas gali tiek jų įdėti, ne, tiek valios turėti, valgyti, mesti svorį, kovoti, pralaimėti. Tikrai ne iš lengviausių, net ir sporto. Jau ir taip sportai nėra lengvas pasirinkimas, bet čia man iš vis atrodo, žinai, aš, ta prasme, biški pati pradėjau irgi sportuoti ir man užteko, žinai, kelių, prasme, tu vėl kitaip pradedi žiūrėti. Viena yra žiūrėti, žinai, ten, nežinau, aš namuose, su vaikinu atsistoju, ten čiut prasileidžiu, man viskas, man jau vien reikia gintis, aš gaunu, man jau vėl viskas, taip atrodo, tu supranti, ant kiek tu toks, prasme, kitaip pradedi žiūrėti, žinai, su tokia dar didesnė pagarba, taip pats užsimovęs tas pirštinės ir atrodo iš vis man kosmosas, žinai, bet... Tai ir mano žmona irgi, taip nori tą muitai. Aš paringuotis tikrai neįsiu. Čia aš brėžiu ribą. Aš tai tikrai neįsiu. Man žiūri patinka muitai. Aš dabar esu ant to krašto, kur noriu išdrįsti tai pereiti, nes, žinai, muškė tai lėtinas yra viena, bet aš noriu atrasti savidrąsos, nes man atrodo labai sunku, kai tu esi čiut vyresnis ir jau, tarkim, turi patirties dalykuose, tau neblogai sekasi eiti kažką naujo, kur tau nesiseka, nes tu turi prieš tave galvoj sužaisti ir tą savo ego, kuris nori, kad jam viskas sektus, nugalėti ir, žinai, vėl ateiti kaip naujokas. Tai va toks, bandau savyje atrasti jėgų, vėl eiti ir nemokėti kažko. Tai man dabar smagu, kad aš būtent va tokius treniruoju, žinai, kur žmonės iš salės kol ateina, ir aš žiūriu, jau, žinai. Man reikia motivational speech kažkokio, kad išdrįščiau, žinai. Bet toks turbūt čia, žinai, kaip ir su viskuo reikia daryti ir, arba tiesiog išdrįsti. Vieną kartą perlipti ir bus tik lengviau. Bet vieną kartą išdrįsti ir bus tik lengviau. Taip. Kas tavo nuomonė, va taip žvalgantis Lietuvoje aplinkui, dabar yra tokie ryškiausiai, stipriausiai kylantis kovotojai? Turi kažkokių savo tokių favoritų, kur matai jiem tokia ateities vizija nebloga, ar per daug nesigilini, nesikiši ir žiūri savo? Aš toksai, kaip ir to sporto seku, bet toks, žinai, su ta perspektyva irgi. Kartais galima pamatyti, kad žiauri, ar ten 19 metų labai kietas? Jo. Būna 21 ir baigia, ten, žinai. Sunku nuspėti, žinai, tu nežinai, kas pas jos galvoje dedas. Pradeda dar kažką. Tai ta perspektyva, tai irgi labai, aš tiek praėjęs, tiek matęs tų perspektyvių, kur... Visai baigės. Bet taip žiūri, vis tiek, būkim biedni, bet teisingi, Dirštys nukelia šitą sportą, jisai jaunas, jisai tikrai gerai kovoja, Dievo, viskas gerai. Kiek jisai kovos su ten dar aukštesnio lygio, žiūrėsim, ar jam eis. Nes šiuo metu, sakykim, jisai negavo vien lygiaverčio dėl to, kad neįsikovojo savo kategorijoje ten, visi pas jį iš žemesnių kategorijų atėjo kovot. Dar, tai dabar su paskutinė kova ten kovojo su kažkokiu ir daug kas liko nepatenkinti, kad, prastai pasirodė. Ir tai jis nebuvo kažkoks ten labai kietas tas priešininkas, žinai. Tai sakau, čia su tom perspektyvom laikas parodys apie daugą jo parodys. Tai gal kažkas dar vėlesniam amžiui su tam tikrom pamokom, žinai, gal ir nukris ir prisikels ir dar mus nustebins. Taip, gali būti, kad ir pralaimėjimų 3 surinks ten iš eilės ir paskui paims ir, žinai, pradės rinkti pergalę. Čia, sakau, šitas sportas labai įdomus. Ir skirtingai visi individualiai tvarkosi, žinai, vienus galbūt kažkoks pralaimėjimas taip užmotyvuoja ir tokį vidinį pažadina tą, žinai, o kiti va nebenori lankyti. Čia va kaip susitvarkai jo. Tas ties. Kaip šiaip važiuojasi, tau fainai čia sėdasi? Čia labai maloniai. Čia toks užliuliuotas.
galvytę Tie vis kojos čia- atremiu. Jo. Čia, žinai, kaip lėktuvė, biznis klasė. jo, Ne, nu čia jo, biznis jo. klasė ir važiuoja, Taip, žinai, taip, su tas limuzinu tiesa, varai. tas tiesa. Norėtum taip į kovas atvykti ir kad po to namo Na, smagu pargabenti. Taip, tai ką, taip išaušo paskutinio to žaidimo valanda ir išsiaiškinsim, ar visgi mano reakcija yra geresnė nei visų kovotojų. Tai gal aš taisyklės netaip aiškinu, žinai. Taip, tai čia yra pavasarinis žaidimas ir mes turėsim pirštai spaudinėti pavasario simbolius. Tai va, ir su pirštukais. Su pirštukais. Senkis nepraleisti. Snaigė, tai kažkoks. O dieve, lapus. Jo, snaigių ir rudeninių lapų. Viskas, Ai, kas tik rudeninių lapų pavasariška. Taip. Prispaudžiu už tų lapų. O, žinok, ir pati prispaudžiau O, čia nesąmonių, tai intensyvėja viskas. Ką tu galvoji, mes čia. Vis grinai esam iPad kids, žinai, kur prie ekranų. Ar aš trumuotas dar? Ai, šiaip Ne, bet rimtai. pas mane šitas pirštas veikia. O, žinai, 100 kemų. Kiek? 1,5. mano 1,5. Bet aš vat jaučiu. O kiek už vieną tašką duoda? Už Maras vieną vieną nukabino. Matai, aš tuos. Lapus iš pradžio Lapus tokio. praspaudinėjau. Žiūriu, ko man tą minusą. Visada yra galima rasti priežasčių, kodėl nepavyko. Jau. Leiskit man kažkur laimėti. Gerai, ačiū tau labai, dar lipam lauk, duosim dovanų tau. O, iš vis. Labai tau ačiū už skirtą laiką, už tai, kad pasidalinai savo išgyvenimais, manau, kad ir įkvėpimų jaunimui. Ir mes, kai pradėjom nuo automobilių, taip ir užbaigsim. Va, čia yra automobilio priežiūra, geras. šiek tiek priemonių. Kaip ir minėjai, tu yra ir kvapukas, ir dar padarėme tau prisiminimui, čia yra rankų darbo marškinėliai, tavo vardiniai, žodžiu, ten Nice. rasi ir, žodžiu, ir tavo sportą Labai atspindi ačiū. ir viską. Tai Labai ačiū. Ačiū tau labai ir dar Smagu labai buvo. Žalgirio varžybų atsiųsim tau paštu elektroniniu, žodžiu, dar ir galimybę apsilankyti. Tai va, labai tau ačiū, Gerai. labai malonu. Ačiū labai jums. Gerai, sėkmės tau. Iki. Galiu patrukdyti 1 minutę? Su galimybė laimėti, su galimybė pralopti, išlošti. Kažkiek domitės kovų menais? Jo. Visi daugiau. Nu, dominas. Gerai, tai visas viltis yra tavy. Čia mes turim 3 žinomus Lietuvoje kovotojus, jeigu reikia pristatymo Ernestą, Matas ir Deividas Danila. Ir čia yra 3 automobiliai, kol kas atsitiktiniu būdu sudėlioti ir reikia, kad jūs galima įsijungti iš arti panalizuoti, kas čia su jais vyksta, bet žodžiu reikia pritaikyti kovotojai automobilį, kurį vairuoja. Okay. Gerai, tai brangiausia turi būti pas Matą. Pas Ernest, aš Ernestą sakyčiau realiai, kad Škoda. Vairuos. Manau. Ne, nesutinki? Ne, gerai, gali būti Škoda. Manau, bet gal ir BMW, ne šiaip. Na, MMA parašyta. Yeah. Ok, Mixed Martial Arts. Kuriam? Tai Ernestas šiaip, aš žinau, kad UFC kovojo. Tai duodam gal BMW Ernestui jo, nes pas Barysą eina. O kai čia Škoda? Škoda. Škoda. Paprasta Škoda. Šiaip gal ir sakyčiau, kad irgi geras. Manau, aš taip ir spėčiau. Taip ir paliekam, ne? Taip ir paliekam. bandom. Puikiai atspėta. Puikiai, Taip. 3. Va, ir iš karto dovanas, iš kišenės dovanas. Niekas. Va, prašom, į būsimą automobilį. O, dėkui labai, dėkui labai. Ar teko kažkada matyti šitos 3 rimtai žvilgsniai žmogeliukus kažkur, televizoriuje ar dar kažkur? Ne. Paieškomi, žinot, juokauja. Taip, mes tokį žaidžiam žaidimą, apačioje yra 3 automobiliai ir reikia kiekvienam iš jų priderinti ir priskirti automobilį. Va, tai va mes... Čia jie tikrai turi tuos automobilius? Jo, šiandien patys matėm, žinokit, liepiam. Šitam šitas BMW. Taip. Puikiai, mergaitė Ernestą sodinami BMW, taip. Nu, kam čia Škoda? Škoda tai jau čia paprasčiausias. Tas toks spalvingas tatuiruotės mėgstantis gal. Tai tas tipas į BMW, bet aišku, gal jis iš to. Gerai, tai tegu lieka čia BMW. Lieka Škoda. Jo. Gerai. Beveik. Vat aš bandžiau pametėti užuominą su tos spalvingesniu, vat kad jį tą sutatuiruoti į spalvingesnę Škoda, mašiną. Jo, čia Mustangas, o va Škoda palikti šitam vyrukui. Tai beveik, bet aš vis tiek, kad vat, sudalyvavot, gal turėsit kam padovanot, nuo Kado auto jums automobilį šitas kvapukas. Taip. Ačiū jums labai. Geros dienos. Visą gerą.
ar matyti šitie 3 veidai yra? Matytas. O, puikiai, labai. Tai truputį prijaučiat gal kovų menams? Minimaliai. Gerai, puiku. Automobiliam prijaučiat? Taip. Tai norim tokį pažaisti žaidimą, pabandyti atspėti, kas kurį vairuoja. Gal net teko prasilenkti kažkur gatvėje. Mėginkim. Spėju šitą su šituo. Taip, ir labai užtvirtintas atsakymas. Taip, turim Matą su Mustangu. Tai spėju, kad apkeis gal šitos 2. Ok, bandom pasadinti Ernestą į BMW. Ir tada turim Deividą Škodui. Taip. Paliekam taip, ar kažkokių dar Paliekam turi? Paliekam taip, o ne? Taip. Super, sveikinu, sveikinu, taip, pataikė. Ir turim tau nuo Kado auto dovanų mašinai kvapuką. Sveiki. Bandyti jiem priskirtos automobilius. Gal netgi teko matyti kažkur pravažiuojantis? Neteko. Neteko, ne? Nu vis tiek mes, kaip sakoma, bandom sėkmę. Ką manai, kolega? Taip, draugo pagalba iš karto salė. Taip. Yra kažkokių minčių? Gal Bemas Mato būtų? A Mustangas? Dedam. Mato. Bemba dedam Matui, ne? Gerai. Man atrodo, Man tai tinka. Man tinka. Tinkam. Nu gerai, duodu dar vieną, nu vat netinka. Spėjimą? Va, jo, dar nenukencelinsiu, bet pasakysiu, kad viški kažkas ne. Bus jaučiu su Kitas, Mato kažkas mažas. Jo, kažkoks eroras viški su Matu. Gal Mustangas Mato? Bemas gal bus... Pažiūrim, žiūrėk, sudedam ir iškart atrodo, kad viskas kažkaip taip savo vietoj, ne? Jo, visiškai. Jo. Taip, teisingai. Taip, bendrom jėgom aš iškart jūsų komandą atėjau. Gerai, ačiū Jums labai, vat, turim Jums dar dovanų. Į mašiną iš Kado auto kvapuką, prašom, galėsite pasidabinti. Malonu. Geros dienos. Ačiū. Jums. Galiu patrukdyti minutį? Gal kažkuris iš šitų 3 veidų matytas? Ernest. Taip, Ernesta. Taip. Ir Nieko kiti tikrai. vyrukai nereikia, taip Ne. suprasta. Maladėt. Gerai, ir pažaisim dabar tokį žaidimą, pabandysim kiekvienam iš jų priskirti po čia stovintį automobilį. Ar pavyktų kažkokią logiką vadovaujantis, žodžiu, prilipdyti jam prie veido, prie išraiškos? Maždaug iš veido turbūt ir lipdytume. Taip, tai taip ir pabandom. Pirmą turim tokį Bembą, tada turim Škodą ir tada turim elektrinį Mustangą. Čia yra jų automobiliai, jos vairuoja, tai va kažkokia logika vadovaujantis jam įsodinti. Nežinau kodėl, bet šitą priskirčiau jam. Gerai, sodinam. Gal, Nes norėčiau gal neblogai jau atrodo. Bemba, bet tai kažkaip norėčiau. Nes tai Bembas neblogai, man atrodo, žiūrėk, numerį ėmėmėje, ne? Gal ir priskirčiau aš jai. Taip ir lieka, ne? Nu, aš Jo. taip manau, taip. O ir ne šiaip sau, nes tu esi labai labai teisi. Taip, sveikinu, turim iškart dovanėlę. Kado auto, kvapukas mašinai. O, ačiū Sveikinu. Ačiū tau labai, ačiū. Visą. Žodžiu, žaidžiam žaidimą. Ar matyti šitie 3 žmonės? Taip, matyti. Pagaliau. Taip. Ernesta Karatskaitė, Taip, Matas Tebuliauskas, taip. Deividas Danila. Taip, ir mes turim 3 automobilius. Taip. Ir vat, norėčiau, kad tu kiekvienam iš jų priskirtum, kuris kieno. Lengvai. Taip. Šitas Matufas, šitas Ernestas, šitas Deividas. Taip, prašau, atėjo, pamatė, nugalėjo. Viškart, iš kišenės, nuo Kado auto dovanas, kad kvepėtų mašiną ir kad prisimintum, kad esi nugalėtojas. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjote, labai lauksime jūsų pastabų, komentarų, galbūt net klausimų ateities pašnekovam. Labai laukiam pasiūlymų, ką norėtumėte išvysti visokių įdomių egzotiškų automobilių fone ir daugiau apie juos sužinoti. Bei, jeigu ieškote automobilio, labai kviečiame pasižvalgyti. Kado auto turi visko nuo A iki Z, tiek prabangių, tiek tokių labiau kasdieniškų. Žodžiu, visiems mano žaidimo etapam išskyrus sąvartyną be abejo. Tai iki kitų susitikimų. Labai ačiū.